Sveiki sugrįžę bičiuliai bei prašalaičiai, o labiausiai sveikinu visus žvaigždžių karų veteranus užklydusius į protagonisto kanalą. Šiandien skirsime laiko ko gero vienai didžiausių franšizių pop kultūroje ir pamėginsime jūs įtikinti pažiūrėti dar vieną Star Wars serialą. Nesiraukykit ir leiskite man paaiškinti, kodėl mūsų nuomonė Andor yra geriausias žvaigždžių karams nutikęs dalykas nuo originaliosios filmų trilogijos. Ko gero sunku paneigti, kad kai 2012 metais Disney nusipirko Lucasfilm kompaniją, žvaigždžių karų franšizė išgyvena keistą laikotarpį, lyg važinėjantis amerikietiškais kalneliais. Per 13 metų turėjome ir keletą malonių siurprizų, tokių kaip Rogue One ar The Mandalorian, bei labai daug nuosmukių, kuriuos visus išvardinti užimtų pernelyg daug mūsų laidos laiko. Priekaištų pažarstyti išties yra kam, o internetai su kiekviena nauja Star Wars inkarnacija gana pakristai svarsto, ar Star Wars dar neišsikvepia. Ir tik tie, kurie matė pirmąjį Andor sezoną, žino, kad atsakymas pakankamai paprastas. Nė velnio. Būkime sąžiningi. Nuo tada, kai Disney tapo galaktikos toli šeimininkais, franšizė pateko į gana keistą nostalgijos ciklą. 2015 metais pasirodęs The Force Awakens buvo iš esmės naujai perdirbtas A New Hope. Naujas filmas galėjo pasigirti įspūdingais efektais ir egzistencinę krizę išgyvenančiais Stormtrooperiais. Tačiau istorijos esmė ir pasakojimo tėkmė priminė originalą, kuris prikamšytas subtilių ir netokių subtilių užuominų į pirmąją Star Wars istoriją. Po poros metų pasirodė ir The Last Jedi, kurio autoriai lyg išgirdę visus interneto komentatorius pabandė sulaužyti nusistovėjusias normas ir netyčia įžiebė vieną aršiausių internetinių diskusijų apie Star Wars kanoną visoje serijos istorijoje. O The Rise of Skywalker, finalinis naujosios trilogijos filmas apleido veikėjų siužetinės linijas, buvo prifarširuotas fantastikos tropų, o didžioji filmo dalis tapo pakankamai nevykusių pataikavimų fanams, taip paaukojant ankstesnėse dviejose dalyse vystytas istorijos gijas. Tokią formulę perėmė ir televiziniai Star Wars projektai. Nors The Mandalorian buvo maloni staigmena, bet The Book of Boba Fett atrodė kaip nevykęs fanfiction projektas, o Obi-Wan Kenobi neišgelbėjo net ir Evano McGregoro žavesys. Net ir animaciniai projektai tokie kaip The Bad Batch dažnai kliovėsi tą pačią filosofiją. Pažįstate šį veikėją? Smagu, ar ne? Išskirti ir pagirti galime nebent Star Wars Visions, kuris bent jau eksperimentavo su skirtingais animacijos stiliais. Pernelyg dažnai Disney kuriami Star Wars atrodė tarsi praėjusio amžiaus rock'n'rollo grupės koncertas. Kiekvienas naujas filmas ar serialas atrodė lyg dar viena koncertinio turo stotelė, kur grojami tie patys seni hitai. Taigi problema tapo pakankamai aiški. Disney kuriami Star Wars projektai užuot pasakoja įdomias naujas istorijas, per daug rėmėsi nostalgija ir pažįstamais veidais. Ar bent jau taip manėme iki Rogue One ir Andor. Rogue One ir Andor filosofija skyrėsi, kūrėjai iš esmės pasakė, o kas jei Star Wars iš tikrųjų būtų ne apie šviesos kardus, galią ir kitus ikoniškus franšizės elementus, tačiau apie žmones. Šokiruojanti idėja, kuris supurtė franšizę iš pamatų. Tačiau, kad dorai suprastume, kuo Andor skiriasi nuo kitų žvaigždžių karų istorijų, verta atkreipti dėmesį ir į autorių. Tony Gilroy, Andor kūrėjas, savo karjerą Holivude pradėjo kaip politinių trilerių ekspertas. Jis buvo originaliosios Bourne trilogijos scenaristas, o į režisieriaus kėdę pirmą kartą atsisėdo 2012-aisiais režisuoti Bourne Legacy. Po dar keleto sėkmingų ir kritikų pripažintų projektų, 2016-aisiais šis talentingas vyrukas buvo pasamdytas Lucasfilm, o tikslas buvo sutaisyti anot interneto gandų gana prastą pirminį Rogue One scenarijų bei padėti režisuoti tam tikrų to filmo scenų perfilmavimus. Po filmo sėkmės Tony Gilroy gavo žalią šviesą kurti savo projektą, o juo tapo Rogue One priešistorė Andor. Turint omenyje Tony Gilroy CV, naujajame Star Wars seriale buvo galima tikėtis politinio trilerio elementų, tačiau net ir didžiausius optimistus nustebino šitoks franšizės posūkis. Pamirškite šviesos kardus ir džedajus. Andor yra visavertis šnipų trileris su įtampa, intriga ir daugiau politinės dramos nei kuris nors atskiras House of Cards sezonas.
Serialas nagrinėja, kaip prasideda sukilimai su visomis iš to išplaukiančiomis moralinėmis dilemomis, pilkosiomis zonomis ir sunkiais sprendimais. Pasirodo, kova su imperija gali būti ne tik mojavimas kardais ar šautuvais. Sukilimas – tai šnipinėjimas, sabotažas, melai ir biurokratija, o visa tai neapsieina ir be veikėjų moralės klausimų bei pasiaukojimo. Kaip pavyzdį galime paminėti franšizės fanams gerai žinomas veikėjos Mon Mothmos vaizdavimas seriale. Iki Andor ją pažinojome tik kaip vieną iš sukilimo lyderių. Tačiau šiame seriale iš tiesų galime susitapatinti su šia veikėja, suprasti, kiek daug ji turėjo paaukoti vardant sukilimą ir kaip sudėtinga laviruoti tarp imperijos politinių intrigų. Vietoj to, kad mojuotų šviesos kardu, ji kovojo įstatymais, pinigų srautais ir įtaka. O kad jau pradėjome apie veikėjus, atskirų žodžių noriu paminėti ir dar keletą personažų, kurie Andor žiūrėjimą pavertė unikaliu potyriu. Sunku nuneigti, kad Andor veikėjai ko gero stipriausia šio serialo dalis. Pradėkime nuo paties Diego Lunos vaidinto Cassian Andor, apie kurį ir sukasi visas serialo veiksmas. Jis ne Lukas Skywalkeris ar Obi-Wan Kenobis. Jis paprastas savanaudis vaikinas, bandantis išgyventi pasaulyje, kurį lėtai smaugia imperijos gniaužtai. Nusprendęs prisijungti prie sukilimo vedamas materialinių paskatų, jo personažas palengva transformuojasi, kol pagaliau suvokia būtinybę priešintis imperijai. Jo kelionė ir tapimas sukilėliu vyksta palaipsniui. Pradžioje jis kovoja tik už save, o vėliau įsitraukia ir tampa didesnio už atskirą personažą judėjimo dalimi. Tai kur kas įtikinamesnė kelionė nei staigus pažadėtojo herojaus atsiradimas, kurį matėme kituose Star Wars filmuose bei serialuose. Panašią veikėjo arką išgyvena ir Andy Serkis su savo personažu Kinoloj paskutiniuose Andor epizoduose. Jo monologas vienas įspūdingiausių Star Wars istorijoje, vertas atskiro apdovanojimo. O to paties nusipelno ir Luthen Rael, kurį nepriekaištingai įkūnijo Stellan Skarsgård. Jis prikausto žiūrovus prie ekrano kiekvienoje scenoje. Šalia dar gero tuzino puikių geriečių pusės personažų negalime praleisti ir blogiukų, kurie priešingai nei kitose žvaigždžių karų istorijose turi gerokai daugiau gylio nei buvome įpratę. Imperija Andor seriale nėra tiesiog krūva niekam tikusių stormtrooperių, kurie nesugeba pataikyti. Imperija čia yra efektyvi ir negailestinga. Pavyzdžiui, Cyril kuopelės vadas, kurios sprendimams įtaką daro ypač stipri taisyklių laikymosi manija. Arba imperijos inkarnacija viename asmenyje – Dedra, kurią šiurpiai įtaigiai suvaidina Denise Gough, suteikia blogiečiams labai realaus fašizmo atspalvių. Tokių pasirodymų dėka Imperija Andor seriale atrodo kaip tikra slegianti diktatūra, o ne tiesiog būrys pilkų blogiečių su vienodomis uniformomis. Andor parodo, kaip skirtingi žmonės imperijoje veikia vedami skirtingų paskatų. Vieni tiesiog nori valdžios, kiti siekia tvarkos, dar kiti tiesiog atlieka savo darbą bijodami pasipriešinti sistemai. Tai suteikia gylio antagonistams ir paverčia jų sakomus žodžius ar atliekamus veiksmus dar labiau bauginančiais. Tie, kas jau matė Andor, žino, kad tai viena iš labiausiai politiškai krautų televizijos dramų per pastaruosius keletą metų. Todėl natūraliai kyla nuostaba, jog Disney šiam projektui uždegė žalią šviesą. Bet juk sakoma, kad kartais ir lazda iššauna. Andor istorija atskleidžia bei analizuoja, kaip totalitarinės sistemos naikina laisvę, pavergia žmones ir normalizuoja priespaudą. Serialas nevaizduoja imperijos kaip komiškos blogio jėgos, kurią galima nugalėti vienu herojišku poelgiu. Vietoj to, serialas vaizduoja fašizmą kaip sudėtingą, biurokratiškai efektyvią ir baugiai kasdienišką sistemą, į kurią įsitraukia ne tik fanatiški piktadariai, bet ir paprasti žmonės, sekantis taisykles bei siekiantis asmeninės naudos. Mano jau anksčiau minėti 8, 9 ir 10 epizodai ir juose vaizduojamas kalėjimas, kur kaliniai verčiami dirbti režimui, yra vienas ryškiausių fašistinės prievartos ir beviltiškumo pavyzdžių, kuris atvaizduoja ir realios istorijos diktatūras bei jų veikimo principus. Andor bando parodyti sukilimo kainą, aiškina, kad kovojant su represinė sistema, pavieniai didvyriški poelgiai yra tik mažos žiežirbos. Kova prieš priespaudą yra pavojingas, alinantis ir ilgas procesas, reikalaujantis neįsivaizduojamų aukų. Su tuo, manau, daugelis mūsų lietuvių galime nesunkiai susitapatinti.
Andor galima pavadinti antifašistiniu menu, nes serialas ne tik demonstruoja represijos siaubą, bet ir primena, kaip sunku, tačiau būtina tam priešintis. Galiausiai, net nepaisant visų mano minėtų argumentų, pažiūrėkite Andor, nes jis tikras. Seriale pasakojama istorija neapsiriboja standartiniais Star Wars tropais. Vietoje pasakos apie gėrį ir blogį čia rasite sudėtingą istoriją apie pasipriešinimą, išdavystę ir sunkes pasirinkimų pasekmes. Vietoj sterilių CGI prikimštų aplinkų čia randasi tikroviškos lokacijos, o veiksmą puošia praktiniai efektai. Tai serialas, kuris prikausto dėmesį ne nostalgijos trupinėliais, o dėl to, kad jis tiesiog geras. Kruopščiai sukurtas ir apgalvotas iki mažyčių smulkmenų. Taigi, jei kaip ir daugelis pasaulio fanų buvote nusivylę naujausiais Žvaigždžių karais ir nusprendėte pailsėti nuo lyg fabrike štampuojamų Star Wars spin-offų, Andor yra tai, kas gali sugrąžinti jūsų meilę galaktikai toli toli. Netrukus startuos ir antrasis šio serialo sezonas, kurio kartu su komanda nekantriai laukiame. Jei Disney elgsis protingai, o antrasis ir kaip teigiama paskutinis serialo sezonas nebandys pakartoti pirmojo koncertinio turo hitų, galbūt turėsime naują originalią Žvaigždžių karių istoriją, kurią galėsime dėti į aukščiausią lentynėlę. Ne tik visoje Žvaigždžių karių istorijoje, tačiau ir visoje populiarioje kultūroje. Linkime Disney imti pavyzdį iš šio serialo ir pradėti pasakoti daugiau naujų ir drąsių istorijų. O aš atsisveikinu iki kito karto, ačiū, kad skyrėte dėmesio bei išklausėte mūsų panerdinimą apie mylimą serialą. Pasidalinkite, ar jau žiūrėjote, o jei taip, ką galvojate apie Andor? Galbūt jums kilo minčių, apie kurias mes nepakalbėjome. Taip pat atleiskite už lengvus spoilerius. Tikiuosi, kad nemačiusiems Andor peržiūra su papildomu kontekstu bus dar malonesnė. Prenumeruokit, laikinkit, komentuokit ir tegu galia būna su jumis.